Klaipėdos valstybinė kolegija, tikrai yra ta vieta, kur tu turi būti iš esmės. Ir man net nebuvo klausimų pasidomėti apie kitas, ypatingai grožio industrijoje. Tokia buvo Klaipėdos valstybinė kolegija, valstybinė. Ir man tai yra labai svarbu. Ir nuo pirmų paskaitų buvo, aš prisimenu jau tada, makiažo paskaitos, gerbiamoji Lolita, kuri ypatingai mokėjo įkvėpti ir padėti tam jaunam žmogui, tam pačiam starte, kai tu dar nežinai, kas tau artima, kas tau tinkama, pamatyti save toje pozicijoje. Buvo kosmetologo, technologo profesija ir man žavėjo beproto paskaitos anatomijos, lotynų, biologijos, tos pačios paskaitos. Labai daug įvairių sričių galėjom paliesti. Tai ir kosmetologijos, ir masažo, ir nagų, ir verslo paskaitų. Ir pirmasis mano verslo planas, kuris jau įgyvendintas ir uždirba nemažai pinigų, jis padėjo man jau tada tapti tuo, kuo aš esu. Aš labiausiai prisimenu šiuos metus su nostalgija ir man net ašaros nuoširdžiai kaupėsi, nes tai buvo tai, kur aš pradėjau svajoti, kur aš pradėjau tikėti savim. Tai aš esu labai dėkinga šiai vietai.